Noriu trumpai papasakoti, kaip Kauno NDT vedėjas Robertas Šmitas, chirurgas, Dainavos poliklinikos ir vedėjas Rimvydas Grigaliūnas mane badu marino. Rimvydas Grigaliūnas, Kauno NDT vedėjas, suklastojo sveikatos dokumentus, suklastotais dokumentais disponavo, vykdė nusikalstamą veiką ir badu marino. Kaip klastojo sveikatos dokumentus, yra viskas YouTube. Taigi nepasakosiu visko, tik tai priminsiu, kad Rimvydas Grigaliūnas, nustatant darbingumą, jis iš 11 diagnozių išsirinko 2 diagnozes. Tai pasakysiu kokias: hipertezinė širdies liga be širdies nepakankamumo ir antra liga mišli hiperlipidemija, o neįtraukė 9 diagnozių. Iš viso kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, kad čia net 13, aš net nesuskaičiavau tiksliai tų. Net nesuskaičiavau. Čia yra 13 diagnozių. Greitai skaičiavau, suskaičiavau tik 1. Taigi iš 2 diagnozių Rimvydas Grigaliūnas man nustatė 70% darbingumą. Nustatė šių metų sausio 16 dieną. Taigi badu marino iki balandžio 27 dienos šių metų. Negavau nei 1 euro, 3 mėnesius 15 dienų. Badu marinimas yra žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogaus teisių konvencijoje parašyta, kad žmonių badu marinti negalima. Bet Rimvydas Grigaliūnas labai žiauriai elgėsi, badu marina. Aš šį vaizdelį įdėjau todėl, kad perskaičiau, kaip aktorius pakėlęs pavadėliu apie save apsuko 3 ratus ir tai buvo skaitoma, kad žiaurus elgesys su gyvūnu, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Taigi šuniukų kankinti negalima nei 2 minučių, o mane, kaip neįgalų žmogų, galima badu marinti 3 mėnesius 15 dienų. Ir joks ikiteisminis tyrimas nepradedamas. Buvo parašytas skundas ir Kauno STT, ir Kauno policijai. Taigi ir Kauno policija, ir STT mano skundą pakeitė. Aš kreipiausi dėl suklastotų sveikatos dokumentų, disponavimo suklastotais dokumentais, vykdoma nusikalstamo veiką, badu marinimo. Tai STT pakeitė mano skundą, kad mano skundas, aš kreipiuosi, kad Rimvydas Grigaliūnas paskaičiavo ne tokią išmoką. Šį žmogų NDT vedėja taip pat apgynė ir Navickienė. Buvo parašyta keli skundai, bet Navickienė jinai man nei vieną skundą neatsakė ir neatsako, o neatsako Monika Navickienė į skundus.
todėl kad jinai taupo neįgaliųjų sąskaita pinigus. Yra labai žiauri tiesa, bet yra tiesa. Kad taip yra taupoma neįgaliųjų sąskaita badu marinant. Kitas vedėjas NDT Robertas Šmitas. Jis taip pat klastojo sveikatos dokumentus, jais disponavo suklastotais, vykdė nusikalstamą veiką ir badu marino. Viskas taip pat yra YouTube, taip kad šito žiaurumo ir pasakojimo apie šitą žiaurų kankinimą aš jums dabar nepasakosiu, nes viskas yra YouTube. Robertas Šmitas man iš 10 diagnozių nustatė 80% darbinga. Tiksliau, iš vieno jis suklastojo šitą dokumentą, surašė sveiko žmogaus duomenis, jį priėmė ir iš jo nustatė 80% darbinga. O dar parodysiu, kur yra tikras, kur man nustatė tikrą. Jūs pasižiūrėkit. Matot, kokie skirtumai yra? Nu, pasižiūrėkit, matot? Va. Kur surašyta sveiko žmogaus? Va, pažiūrėkit. Va. 60, 50, 20, 30. Pažiūrėkit. 10, 5, 20, 15. Robertas Šmitas man 80% darbingumą nustatė 2019 metais. 12-20 net pasižiūrėjau, nes aš pasirašius esu. Šis žmogus mane badu marino 11 mėnesių 19 dienų. Taip sutaupė per 11 mėnesių 2472 eurus. Taigi kartu Rimvydas Grigaliūnas ir Robertas Šmitas kankindami mane, jie sutaupė valstybei 3670 eurų. Taigi, kaip Kauno NDT vedėjai badu marina, žiauriai elgiasi su žmogumi, jiems niekas ikiteisminio tyrimo nedaro. Taigi, jeigu aš būčiau šuniukas, taigi šie žmonės būtų labai daug metų gavę kalėjimo. O dabar jie ir toliau kankina žmonės, badu marina.